Tai šiandien mes į naują eriją patekom, Biscuit Basin. Va tas kartais tyli, o kartais pradeda burbuliuoti. Geizeriukas neparašytas jo pavadinimas. O va čia yra šalia kitas. Toks gilus, ramesnis, bet gilus ir karštas matosi. Tas kol kas ramus. Man dar paburbuliuok. O čia va dar... Čia Biscuit Basin vadinasi. Sausainis. Pažiūrėsim, pabandysim. Va, jisai pradeda. Kažkaip iš pradžių truputį, paskui įsibėgėja. Smarkiai pradeda burbuliuoti. Ne burbuliuoti, net o išsiveržti. Oho, kaip stipriai. Čia labai gražus toks vaizdas į upę, čia Yellowstone River. Ir tuoj mes va ten eisim į tą Biscuit Basin pasivaikščiojimo taką. Iš kitos pusės. Štai kokie gražus žydri basiniukai. Žiūrėkite šitą spalvą, koks jisai žydras. Jis vadinasi Black Opal Spring, reiškia juodasis opalas. Old Faithful, yeah, right? Sorry? You haven't made Old Faithful yet either? No. What? Sorry? We haven't what? Made Old Faithful, and I'm trying to keep them all away from the place. Čia labai gražus, pažiūrėkit vaikai, koks žydras jisai. Sapphire Pool, sapfyras vadinasi jisai. Truputėlį gerai, pučiai nesimato gerai, bet jis toks gražus, toks gilus. Tose vietose, kur yra žydra arba žalsva, tai reiškia, kad ten yra taip karšta, kad ten yra net sterilu, ten negyvena bakterijos. O tokie oranžiniai kraštai, tai ten bakterijos arba dumbliai gyvena. Gražus šitas didžiulis. Paklausykit garsą. Ir šitas garsus kunkuliuoja, jis vadinasi Shell Spring, reiškia kriauklės. Kriauklė, šaltinis kriauklė. Visas kunkuliuoja, nesimato man to kunkuliuojančio vandens ten gilu, bet gerai girdisi. Štai veržiasi tas. Jisai kartais išsiveržia. Tada aš ilgai
ilgai laukiau jo išsiveržimo. Nu kaip ilgai, gal 10 minučių. Va. Wow! Va koks įdomus, kaip kunkuliuoja visas. Kaip jis vadinasi? Evoca Spring. Oi, dabar gerai mane. Man atrodo, jis yra susprogęs galbūt kažkada ir dabar pakeitė savo formą. Taip kartais nutinka geizeriams. Ir čia šalia jo toksai baseinas. Va šitas koks gražus, gilus ir ramus. Va, kaip dažniausiai būna viduje žalsvas arba melsvas ir šonus jau geltonėja. Tai reiškia, aplinkui visada bakterijos gyvena. Labai gražios spalvos. Bet šitas įdomus eksponatas vadinasi Mustard Spring. Tai reiškia garstyčios. Tikrai panašus į garstyčias išsipylusias. Va kaip jisai viduje gražiai kunkuliuoja. Taip gražiai verda tiesiog.